Norėčiau jūs supažindinti. Taigi, Seimo antikorupcijos komisijos narė Agnė Bilotaitė, ūkio viceministras ponas Gediminas Onaitis, specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys, advokatų kontoros Trinity asocijuotas partneris, teisininkas Tomas Seikalis, Centrinės perkančiosios organizacijos direktorius Rolandas Širniauskas, Lietuvos statybininkų asociacijos viceprezidentas ir bendrovės Hidrostatyba valdybos pirmininkas Jonas Dumašius, Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas Vytautas Šveikauskas ir platformos Kontraktai EU vadovas Laimonas Vaišvila. Taigi, aiškinsimės, kaip labai gražiai vienas teisininkas yra pasakęs, kokiose viešųjų pirkimų detalėse slypi velnias. Norėčiau pradėti nuo to, kad nuo tokios geros žinios, ta prasme, apie viešuosius pirkimus, kad vis dėlto manom, kad viešieji pirkimai nėra lygų korupcija. Europos komisija viešųjų pirkimų sritį Lietuvoje to pripažino kaip pažangę, kaip sakant, procedūrą, kurią vykdo Lietuva, kad elektroniniai viešieji pirkimai Lietuvoje įdiegta ir panašiai. Tai tiesiog Lietuvos praktika, pripažino kaip gerą patirtį Europos Sąjungoje. Tai gerai tai, kad, pavyzdžiui, berods 90% ir net galbūt daugiau jau dabar vykdoma viešųjų pirkimų per centrinę informacinę sistemą. Jinai yra iš esmės pastebima visuose pirkimo etapuose. Netgi viešojo pirkimo inicijavimo procese yra labai svarbus pirkimo iniciatoriai. Neretai pirkimo iniciatoriai vis dėlto nėra puikios arba neprikaištingos reputacijos asmenys. Įstatymas ir nėra nustatęs reikalavimų, kad būtent pirkimo iniciatorius būtų neprikaištingos reputacijos. Jeigu, tarkim, viešojo pirkimo komisijos narys, pirkimo organizatorius neturi turėti neprikaištingą reputaciją, tai pirkimo iniciatorius pagal viešų pirkimų įstatymą to turėti neprivalo. Arba bloga pradžia viešajame pirkime prasideda būtent nuo pirkimo iniciatorius, kuris ir pritaiko pirkimo sąlygas konkrečiam tiekėjui. Kiti mechanizmai dažnai būna taip, kad laimi ne tas tiekėjas, kuris turėjo laimėti. Tiesiog yra nutraukiama pirkimo procedūra kitą kartą. Yra atmetama geriausias pasiūlymas dėl kažkokių formalių reikalavimų netitikimų. Yra perkamos nereikalingos prekės, kas dar pasitaiko, kad perkam todėl, kad esam prižadėję vienam ar kitam subjektą, kad iš jo kažką nupirks. Netinkamas darbų prekių priėmimas, tai yra parašoma, kad prekių paslaugų buvo atlikta daugiau, negu jų realiai buvo atlikta. Yra priimamos netinkamos kokybės prekės, tam tikra prekė, kuri tik panašiai į tą, kurią pirko. Be abejo, yra nesąžiningumų ir iš tiekėjų pusės, tarkim, 3 dalyviai pirkime dalyvauja, laimi mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas ir jisai pirmas ir antras pasiūlymą pateikęs tiekėjai atsisako toliau dalyvauti pirkime, perkančioji organizacija sudaro sutartį su trečiuoju, ta kaina būna tikrai didesnė. Neseniai teko būti Norvegijoje, domėjomės ir jų vietos savivaldos patirtimi. Korupcija, deja, jie irgi turi problemą su viešaisiais pirkimais. Pinigai yra ir sprendimus priima žmonės. Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė pirmąją sektorinę viešųjų pirkimų statybos srityje apžvalgą. Norėčiau pacituoti viešųjų pirkimų tarnybos direktorę ponę Dianą Vilytę. Statybos sektoriaus apžvalga pirmiausia siekiame parodyti, kaip išleidžiami vieši finansai, kokie pagrindiniai rinkos dalyviai. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia apibendrintą statistiką ir kviečia pateiktomis įžvalgomis naudotis visas suinteresuotas puses. Aš, būdama žurnaliste, nelabai nutokiu tuose skaičiuose, nes aš vienoje matau pozicijoje yra išvardintos 3 svarbiausios, įmonės, kurios neva laimi didžiuosius, pirkimus. Toliau aš žiūriu kitas lenteles ir aš matau kitus pjūvius, kuriuose tos 3 išvardintos, jos atsiduria kažkur per viduriuką, kitos netgi antroje pusėje. Ir mano galva, sakykime, tiesiog išmetimas sektoriaus apžvalgos į viešumą be tam tikrų specialistų komentarų yra pakankamai pavojingas dalykas. Kyla klausimas.
kam tai yra skirta ta analizė, kokius uždavinius jie sprendžia, arba į kokius klausimus bando atrasti atsakymus, kokiais kriterijais jie vadovaujasi. Tai yra vienas momentas. Kitas momentas, tų duomenų švarumas, ar jų pakanka, kad galėtum daryti tam tikras išvadas. Tai dabar šiuo atveju, kada mes kalbam apie statybų sektoriaus apžvalgą, tai mes gana detaliai išsinagrinėjom ir jeigu ne prie kiekvienos ataskaitos, tai prie daugumos, iš tikrųjų yra per mažai paaiškinimų arba galbūt net neteisingi kriterijai yra pasirinkti. Kaip pavyzdys, prie vienos iš ataskaitų pateikta, jog vienos statybų bendrovės sudarytų sutarčių suma ir santykis su darbuotojų skaičių. 14 metais, kurie yra analizuojami, metų pradžioje dirbo įmonėje apie 600 darbuotojų, metų pabaigoje dirbo virš 150. Ir sutarčių suma dalinama iš to 150. Ir tai iliustruoja, kad egzistuoja kontekstas ir be jo negalima taip imti ir pateikinėti išvestinių duomenų. Šita ataskaita kaip pirma kregždė, tai yra tiesiog bandymas parodyti, kad galima tą daryti, kad jungitės, teikit pastabas ir kad ta kokybė perės visai kitą lygį. Aš tik tai kvieščiau įvertinti tuos aspektus, kad kokia ataskaita jinai turi tam tikrą savo skaitytoją. Ir grinai dėl interpretavimo erdvės, kad yra pavojų, kad tai išimta iš konteksto gali netgi pakenkti verslui, padaryti žalos. Konkurencija viešuosiuose pirkimuose, ir jeigu paims statybos sektorių ir mediciną, ir kaip mes suprantam. Tai jeigu žiūrėti techniškai, tai jeigu pirkime dalyvauja tik vienas tiekėjas, tai mes sakom, kad nėra konkurencijos. Jų sutarčių 14 metais, kur statybų sektorių, kur buvo tik vienas pasiūlymas, buvo 15%. Jeigu mes statybų sektoriui turim rangovą, genrangovą ir šalia jo yra pulkas subrangovų, kurių mes nematom viešai, tai mes vertinam tai paprastai, kad tai yra vienas tik tai dalyvis, o iš tikrųjų jų yra virš 30. Noriu kreiptis į viceministrą ūkio. Jūs paleidote į pasaulį viešųjų pirkimų tarnybą ir dabar su ją jūs ruošiatės eiti į teismą. Viešųjų pirkimų tarnyba pasakė, kad pirkimai viešiai, kurie buvo įvykdyti ūkio ministerijoje, yra blogai atlikti. Tinkamai buvo suprastas, įvertintas vienas terminas – kūrybiškumas. O pirkta buvo ne pagal mažiausią kainą. Ar gali būti, kad reglamentuose nėra visiškai aiškumo? Galima turbūt vertinti, kad to aiškumo ir tikslumo trūksta, bet situacija turbūt yra tokia, kad to konkretumo jo trūks visada. Nėra įmanoma aprašyti visų įmanomų gyvenimo atvejų į teisės aktus. Kada buvo daromas tikrinimas, paaiškėjo, kad pagal šiandieninę susikloščiusią reiškia patirtį būtų daroma kitaip, ir pas mus šiandieną yra daroma kitaip. Ar galėtų būti aiškiau reglamentuota, tai iš tikrųjų sistema yra su viešaisiais pirkimais tokia, kad mes turim esminius dalykus nusimatę įstatymuose, kituose teisės aktuose, kas yra dar ne visiškai aišku, viešųjų pirkimų tarnyba užpildo šitą tarpą savo rekomendacijom ir tokiu būdu yra aišku stengiamasi kuo detaliau aprašyti tuos įmanomus atvejus, kad būtų galimybių išvengti neskaidrumų, bet kiekvieno atvejo tikrai neaprašysi. Esminis dalykas viešuosiuose pirkimuose tiek verslo, tiek pačių institucijų, tiek visos turbūt visuomenės visgi supratimas, kad valstybės, reiškia, interesas ir valstybės pinigai yra bendri pinigai, turi būti formuojamas ir turi stipresnis atsirasti būtent nepakantumas tai korupcijai. Taisyklių galime numatyti dar daugiau, dar sudėtingesnių. Tie, kurie norės atrasti apėjimą, jie tikrai jas atras. Kurie norės dirbti skaidriai, jiems tiesiog bus sudėtingiau dirbti. Viešieji pirkimai turi vykti pagal tam tikras taisyklės, turi būti konkurencija dėl kainos, turi būti konkurencija dėl kokybės, kad mes konkuruotumėm ne pačia kaina, o ta iš daikto ar iš paslaugos gaunama nauda, turi būti
formuojamas visuomenės ir visuomenės, ir tarnautojų, ir verslo būtent požiūris, kad šitoje vietoje korupcijos iš tikrųjų neturi būti, jeigu mes norim turėti efektyvę ekonomiką ateityje. Aš norėjau iš tiesų papildyti ir dabar išgirdęs vieną, kad vyksta ginčas tarp ūkio ministerijos ir viešų pirkimų, aišku, tai nieko nuostabaus viešinimo paslaugų pirkime, nes iš tiesų viešinimo paslaugų pirkimus laikome vienu rizikingiausių. Ir labai gerai prisimenu, kaip statybininkai visada sakė, ekonominio naudingumo kriterijus yra labai geras dalykas, tačiau sakė, o kas dabar pasakys, kas yra ir kaip jį pamatuoti. Ir ūkio ministerijos konfliktas su viešųjų pirkimų tarnyba atrodo, kad tą ir patvirtino. Tai ekonominio naudingumo kriterijus taikomas galėtų būti ir toliau, bet aišku, ten yra daug povandeninių srovių, ten ne visada jisai gali būti taikomas. Tai yra technologiniuose procesuose, kitose procesuose, kurie ne tik tai vien statyba, bet kada yra tam procese technologijos daug, ten gali atsirasti tokie dalykai. Bet noriu prieiti prie tokių pavyzdžių. Tie visi dalykai, kas ten mažiausia kaina, arba ne tas rangovas laimėjo, ten visi kiti trukdymai yra, tai ne visais atvejais būna korupcija, būna ir kitų dalykų, kad kiekvienas mes rangovas visada norim sąžiningo konkurso, sąžiningo viešojo pirkimo. Tačiau kiekvienas paskiau turim kažkokį dėdę arba draugą ir tą paklodę bandom patampyti. Bet kadangi mes kalbam apie prevenciją, tai mes turim galvoti pirmiausiai, kur prasideda šitie dalykai. Tai sąlygose. Ir mes nekartą viešųjų pirkimų tarnybai buvom susitikę asociacijų ir siūlėm, kad sureglamentokim sąlygas. Lietuvoje nėra daug tokių, sakysim, sudėtingų statinių, kuriem nebūtų galima 5-6 variantus sąlygų ir pasibaigtų šitie žaidimai. Toliau, reiškia, kada jungtinė veikla toleruojama, reiškia, tai jungtiniai veikloje prisirenka po 20-30 dalyvių vienoje jungtinėje veikloje. Jie niekada nedirbs, dirbs 3 arba 2 dirbs. Tai kam šitie žaidimai reikalingi? Kad išeliminuoti kažkokius nepalankius žaidėjus ar kitus konkurentus. Jeigu būtų sureglamentuotos sąlygos, reiškia, iš viešųjų pirkimų tarnybos, iš ūkio ministerijos, mes kaip statybininkų asociacija pasiruošę bendradarbiauti, dirbti kartu, kad būtų skaidru ir aišku. Kriterijų sudėti, bet jie bus vienodi. Mes žinosim, kad mes įvykdom tas sąlygas ir kiekvienas užsakovas ten neprisigalvos dalykų. Tai kaina, mažiausia kaina ne pati geriausia, bet yra nebūtinai mažiausias kainos kriterijus, tai šitą mes labai sveikinam, kad tai nebūtų mažiausias kainos kriterijus, nes užsakovas po to turi daug problemų dėl kokybės, dėl laiko atlikimo darbų. Mes dar matom kitą prevencinį dalyką, tai išeiti į skaitmeninę statybą, tai ten būtų daug mažiau tų žmogiškųjų faktorių, reiškia, tai būtų viskas matoma, reiškia. Mes dažnai siunčiam visokius informacijos ir viešųjų pirkimų tarnybai, kai kada jie atsižvelgia tos dalykus, kai kada sako, ne mūsų objektas, mes šito nenumatėm. Ir turim tokią problemą statybų sektoriuje, tai tie vokeliai. Prašom ir ūkio ministerijos, prašom atsižvelkit į tos dalykus, reiškia, tai socialiniai dalykai, mokesčių mokėjimas ir atlyginimo mokėjimas. Tie statybininkai, kurie sąžiningai moka mokesčius ir sąžiningai moka atlyginimus, kad jie turėtų kažkokį pliusą konkursuose. Apie kokį mes dar kalbame su viešų pirkimų tarnyba, prevencinė priemonė, kuri galėtų būti diegiama. Galbūt reikėtų vis dėlto mažiausius kainos arba geriausių produktų aukcioną padaryti jau po visų pasiūlymų pateikimų. Perkančioji organizacija gauna 3 pasiūlymus – 103 000, 104. Perka už 100 000, bet galėtų dar visus tuos susodinti prie stalo ir pasakyti, mes turim 100 000 mažiausią kainą, gal dar kas nors nori tą kainą pažeminti. Ir pavyzdžiui, tas, kuris pasiūlė 105 000, jis sako, gerai, aš parduodu tą patį produktą už 99 000. Ir jeigu vyktų toks gautinis konkuravimas dėl kainos ir produkto, tai iškristų visi išankstiniai susitarimai tarp bet kokių ryšių. Dėl tų atlyginimų, tai ta galimybė yra numatyta. Einant vėlgi per ekonominį naudingumą, atsiranda galimybė į vieną iš sąlygų įdėti būtent mokamus atlyginimus. Tai šitas dalykas. Dabar dėl sąlygų tų bendrų nustatymų, turbūt pilnų sąlygų jūs netai turite omeny, kad pilnas sąlygas nustatyti. Tai nėra tiek, kad nebūtų galima paruošti sąlygas, pavyzdinės. 5 produktai, 10 projektų, maksimum. Sakysim, pagal dydį, pagal technologiją, pagal pobūdį, reiškia, sakysim, keliai, sakysim, geležinkeliai, pastatai.
Viešieji pirkimai jie yra reglamentuojami, ES direktyva, tai teismų praktika. Tai kitas dalykas, turime įstatymą, turime visus tą įstatymą gyvenančius teisės aktus, jie iš esmės yra geri, ypatingai ta didelė revoliucija įvyko skaidrumo prasme, tai nuo 2008-2009 metų, kada pradėjo veikti CPS, bet čia kaip ir su vakcina, išrasta ir užkratas jau prisitaiko prie naujų sąlygų. Viešuose pirkimuose yra atspindys kratinio aparato požiūrio į viską, net požiūrį savo valstybę, piliečių. Tai visų pirma nebaudžiamumas, tai bausmės neišvengiamumo principo neįgyvendinimas ir tokios, kaip pavadinkim, kontrolės stoka. Visos blogybės yra dėl to, kad žmonės nenori, nekvalifikuoti, nesuinteresuoti, tai tuos pirkimus daryti gerai. Korupcija apskritai supuvimas reiškia, kaip požiūris yra pas perkančią organizaciją į pirkimą. Turto valdymą, sutarčių vykdymas, tai savo funkcijos įgyvendinimą. Tai yra kertas net su įstaigos interesu ir tai yra kaip ir, pavadinkime, ir žala net ir pačiam nacionalinio saugumo. Ne, jeigu Viešieji pirkimai sveikatos apsaugos sistemoje yra viena iš pagrindinių problemų, kaip STT vadina, tai stambioji korupcija. Padarėme tokį nedidelį tyrimą dėl vaistų, tai vienu sakiniu aš pasakysiu viso to tyrimo esmę, kad tuos pačius vaistus skirtingos gydymo įstaigos perka skirtingom kainom. Yra pasidalinimas regionais. Ten Petras laimi, anam laimi Jonas, nors visi jie dalyvauja kartu ir tos kainos tarp jų irgi skiriasi. Tokia nuomonė, kad jeigu neapskundė, reiškia viskas labai gerai tame pirkime. Tai tol nereiškia, kad viskas ten gerai. Viešieji pirkimai sveikatos apsaugos sistema yra, taip sakant, pati ta jautriausia viena iš tų sričių. Liudija tai, kad Panevėžio ligoninė šiais metais, toliau Šiaulių ligoninės vadovybė buvo, taip sakant, nušalinta. Yra Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Mes dabar labai gerus ryšius palaikome su Centrinė perkančia organizacija. Pradėjome 8 metais kovoti, kad būtų vaistai perkami per CPO. Ne su CPO kovojam, o kovojame faktiškai su tais, kurie turėtų pirkti. Prasidėjo vaistų pirkimas per Centrinę perkančią organizaciją. Per Centrinę perkančią organizaciją perkame ne tik vaistai, jau yra galimybė pirkti ir medicinos pagalbos priemonės. Tačiau tai juda sunkiai, nes buvo, taip sakant, faktiškai buvo karaliukai, pastovus tiekėjai, pastovus laimėtojai ir panašiai. Ir aišku, buvo taip atidirbta, tas, kuris laimės, jis paruošdavo ir sąlygas. Mes savo laiku buvom kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl vaistų, bet jie dėja nerado. Štai visiškai nesenai problema iškilo ministerijoje, kad yra biologiniai vaistai. Atėjo taip vadinamas etinis, tas pirminis vaistas, buvo pradėti onkologiniai ligoniai gydyti. Atėjo šiais metais tai vadinami generikai, kur irgi yra biologiniai panašus vaistai. Ir gavosi taip, kad jau eilė ligonių pas mus yra gydomi tuo pirminiu vaistu. Ir dabar kaip pirkti? Jeigu skelbi konkursą, laimės, aišku, tie generikai. O kaip nupirkti šitą vaistą? Ir iškyla klausimas, kad galbūt jau netgi ir kalbos yra, kad arba reikia kreiptis, taip sakant, kad per įstatymą keisti, kad kažkokią sąlygą sudaryti, kad būtų galima pirkti ir tuos vaistus, ir tuos, ir tuos. Nes nutraukti, sakysime, jeigu yra efektas ir efektingas gydymas, niekas neduoda garantijos, kad kitas vaistas duos tą patį efektą ir panašiai. Geriausia priemonė, tai va šalia sėdintis kaimynas, tai yra Centrinė perkančioji organizacija. Nes kas yra problema su medicinos sektoriumi? Reikia greitai nupirkti. Ir iš tikrųjų, anksčiau 3-4 mėnesiai vykdavo. Kiekvienoje gydymo įstaigoje, taip pat, sakysime, netgi valstybinė ligonių kasa irgi užtrukdavo tas pirkimas. Nes kažkas tai, ar kažkokį kabliuką surado, ar dar kažkas tai ir panašiai. Dabar tai yra labai lengva pirkti per Centrinę perkančią organizaciją. Pradėjome medicinos pagalbos priemonės, kad sudaryta galimybė konsoliduotus pirkimus vykdyti ir aukcioną. Ar konsoliduoti pirkimai leistų apjungti didelę, sumažyti ir jie nusipirktų tą patį.
Tai planuojama pagal mūsų planus yra, kad kitais metais pradėti organizuoti, kad apjungti 2 stambes įstaigas – Kauno klinikas ir Santariškių klinikas, pabandyti pirkti, kad jie pirktų tos pačius vaistus, apsijungę per centrinę perkančią organizaciją. O su kitom įstaigom, tai kadangi yra respublikinės, faktiškai beveik visos apskrities ligoninės, kad apjungti apskrities savivaldybių ligoninės kartu ir pirkti tuos vaistus. Bet, kaip vėl pasakysime, yra pasipriešinimas. Ir pasipriešinimas, vėl sakau, ne iš centrinės perkančiosios organizacijos, o iš mūsų pačių gydymo įstaigų. Valstybinė ligonių kasa įkainį skaičiavo akių lęšiukus. Ir nuo šių metų turėjo gydymo įstaigos pirkti lęšiukus. Ir gausiai taip, kad skirtingos įstaigos visiškai skirtingai nupirko. Ir vietos skirtingom kainom. Aišku, skirtingi lęšiukai. Ir mes norime dabar irgi padaryti tai, kad visgi lęšiukai būtų standartizuoti. Todėl norima tą standartizaciją, mes irgi į planą įrašyta, kad standartizuoti medicinos įrangą. Gal kiekvieną gydymo įstaigos lygį būtų galima standartizuoti medicininę įrangą, specifikacijos atsistotų ir visą kitą ir panašiai. Ir be to apjungti ir vėl pirkti per centrinę perkančią organizaciją. Viešieji pirkimai mes matome išeiti tik per centrinę perkančią organizaciją.